Ir gal pradžiai reikėtų ir prisiminti. Pačią pirmą prisimenu. Ei, artojai, vėl pavojus už ginklų ir į miškus. Aligojai, subujojo, rengė Lietuvos laukus. Partizanai, partizanai, kelkit ginklus kelstančią ranką. Partizanai, partizanai, vien tik žodžiais nebus laisva Lietuva. Protestuoti ir ginti visais įmanomais būdais, kurie niekina ir griauna mūsų pamatinius dalykus. Na ir tikiuosi, kad šita idėja nepaliks tik tai šiandien, jinai rutuliosis, augs ir mes galų gale iš tikrųjų turėsime savo tautinę valstybę, kuriame iš tikrųjų lietuvių tauta jausis pati šeimininkė. Už tai 87-aisiais štai čia susirinkę lietuviai savo ir pasauliui aiškiai išsakė savo valią. Norime būti laisvi ir būsime. Dievo ir tautos valia tokie ir tapome. Deja, atgimimas greitai išblėso. Tautinis sąjūdis rėmėsi labiau jausmu negu išvystyta artikuliuota pasaulėžiūra. Ideologinio lygmens tąsyk nepriaugome. Valstybę perėmė savanaudiški, dažnai ir neišmintingi, nekompetentingi žmonės. Tautinės jėgos išsiblaškė į įvairias puses. Žmonių ribotumas, žmonių savanaudiškumas, įvairi destrukcija iš suinteresuotų pusių išblaškė mūsų tautinės jėgas. Šiandieną Lietuvių tautinis centras kviečia mus dar kartą susivienyti. Mūsų gretose šiandieną Tautinio jaunimo sąjunga, žygeiviai, įvairių politinių partijų, kultūrinių organizacijų, neformalaus tautiško jaunimo atstovai. Mūsų daug, mes skirtingi visoje Lietuvoje. Mes šiandieną galime laimėti tik tai susitelktomis jėgomis. Mūsų jėga vienybėje. Lietuva, Lietuvos vaikams. Mūsų tikslas buvo prikelti Lietuvą. Nei aplink stovinčių mūsų sargybinių uniformuotų, kaip ir prieš 21 metus, labai simboliškai atrodo. Prieš 18 metų grupė žygeivių susirinkusių bendrabučiuose saulėtekyje įkūrė Lietuvos žygeivių sąjungą. Mūsų tikslas tada buvo atkurti nepriklausomą Lietuvą. Ir kad ta Lietuva taptų tikrai lietuviška Lietuva. Lietuvių etninėse žemėse ir išeivijoje yra 11 punktų, aš perskaitysiu tų pilnai, kurie susijęs su šita tema. Mes susirinkom, kad užkirsti kelią imigracijai. Pirmas punktas – lietuvių grąžinimas į Lietuvą ir imigracijos sustabdymas. Įstatymais apriboti imigraciją, tame tarpe darbo. Suteikti mokesčių lengvatas darbdaviams įdarbinantiems sugrįžtančius lietuvius. Įvesti ekspertų siūlomą papildomą mokestį darbdaviams už kiekvieną įdarbintą imigrantą. Nustatyti darbdavio teisinę atsakomybę už imigrantų išvykimą iš Lietuvos teritorijos po darbo sutarties pabaigos. Antras punktas – Lietuvos valstybės išsaugojimas. Įtvirtinti Lietuvos valstybės konstitucijos ir įstatymo viršenybę. Atmesti bet kokius viršvalstybinės konstitucijos variantus ar kitokį diktatą iš bet kurios užsienio šalies viršvalstybinės institucijos tarptautinės organizacijos pusės. Pripažinti negaliojantį sprendimą dėl Lisabonos sutarties ratifikavimo. Bet koks konstitucijos keitimas bei ES sutarčių pasirašymas, mažinantis Lietuvos valstybės suverenės galias, galimas tik skelbiant privalomą referendumą. Tokie yra įsipareigojimai ir jie bus vykdomi ir atsakomybė netgi bus asmeninė už juos. Tikėsimės, kad tai parems. Jeigu jūs parems ir mes visi parems, tai jie bus įvykti. Čia net nėra apie tai kalbos. Perskaitau kitus punktus tik pavadinimus, gali susipažinti lapose, tai yra parašyta tiksliai, teisiškai, kaip tai bus padaryta. Viskas yra įvykti.
protėviais įteisinti. 4. punktas – išsaugoti lytą, atsisakyti eurų įvedimo. 5. punktas – atsisakyti baudžiamojo persekiojimo ir laisvės atėmimo už tautinės patriotinės pažiūros ir veiklos. 170 baudžiamo kodekso straipsnis už nesantaikos kurstymą ir taip toliau bus arba panaikintas, arba laisvės atsakomybės bausmė nuimta. 6. punktas – de facto pakeisti valstybės tvarką iš biurokratinės į demokratinę. Tai yra, užtenka nešioti papirėlius ir gadinti savo gyvenimą. Šitą papirizmą Lietuvių tautinis centras žada išmėžti iš Lietuvos visam laikui. Tai yra parašyta konkrečiai teisinė kalba ir rimti žmonės už tai stovi. Toliau, 7. punktas – pripažinti senovės baltų pasaulėžiūros ir tikėjimo dvasinę, istorinę, kultūrinę vertę, religiniams bendriams suteikti lygias teisės. 8. Gamtos išsaugomą iškelti aukščiau ekonomikos. 9. Parama gimstamumui lietuvių šeimuose skatinti. 10. Visuotinis karinis paruošimas teritorinio gynybos principo grąžinimas. 11. Lietuvių pažymėjimo suteikimas. Tai po 11 punktų pasinagrinėkit, jie prieštarauja visų esančių valdančių partijų pozicijai. Kitose svarbiose srityse – mokslo reforma, pilietybės įstatymas, totalinės kontrolės, gyventojų pokalbių, klausimo, jų veiklos sekimo, panaikinimas ir kita – yra privalu palaikyti tą pusę, kuri geriau užtikrina lietuvių tautos, Lietuvos valstybės ir Lietuvos gamtos bei tradicijų išsaugojimą. Ekonomika, gerovė ir kitos pirklio mentaliteto sąvokos turi būti antraeilės. Dabar aš norėčiau paklausti, ar mes pritarėm šitiems punktams po paraliais. Už Lietuvą! Pritarėm! Lietuvių tautos centro šūkis yra už vieningą lietuvišką valstybę. Už Lietuvą! Ir dabar noriu, kadangi Lietuvių tautos centras prisėmė šitos įpareigojimus, norėčiau sužinoti politinių partijų nuomonę. Lietuva! Už Lietuvą! Dėl šitos mūsų Lietuvos, dėl nutautintos Lietuvos, dėl tos Lietuvos, kurie dabar yra priversta išvažiuoti. Likučiai likę, jų nedaug, bet tie, kurie prikels Lietuvą naujam gyvenimui. Lietuviška tvarka turi būti Lietuvoje, lietuvis turi gyventi čia dirbti ir uždirbti ir gyventi kaip žmogus, o nebūti pastumdėlis. O dabar mums peršami visokie autobusiukai su iškrypeliais, atvažiuoja visokie pidarasai ir tautinės mažumos. Ir norit padaryti taip, kad mūsų vaikai... Kad mūsų vaikai būtų pedofilų mėsa, šito nebus, mes šito neleisime. Šitas jaunimas stovi ir stovės iki gyvenimo pabaigos, iki kiekvieno paskutinio kraujo lašo. Už tai, kad Lietuva būtų lietuviška. Ir aš norėčiau pasakyti, kad vien einant į rinkimus, jūs mažai ką laimėsite. Rinkimai ir visa šita rinkiminė procedūra yra jų rankose. Jie per pinigus, reiškia, valdo šitą sistemą. Demokratijos jokios nėra. Tai yra piniginė diktatūra, kurie nedaleis. Mes jau ėjome ne vienus metus į rinkimus. Nieko neišėjo. Tol, kol mes neparsiduosime, tol mūsų ten ir neįleis. Tik tai parsidavus galima ten patekti, nes ten yra niekšų ir štra, kurie yra nukreipti. Jų veiksmai